Įrašiau video specialiai žuvytėm. Kaip ten Rusijai blogai, kaip rusai nesugeba pastatyti tilto per Lienos upę ir kaip miestas Jakutskas ir pavasarį ir rudenį būna atkirsti nuo didžiosios Rusijos ir negali susisiekti. Nu, galvo dabar jau fainu. Bus komentarai, žuvytės parašys, kad nu va, galų gale supratai, kad Rusija nieko nėra, viskas sugriuvė. Viskas ten blogai. Ir ką jūs galvojat? Nei velnė. Facebook'e daugiau nei 100 komentarų. Ir nė viena tokia. Atvirkščiai. Ko žiūri tą Rusiją? Kam čia Rusija? Užsiimkim savo Lietuvą, savais tiltais, savais keliais. Tai taip ir nesupratau iš pradžių. Pato sėdau, pamačiau. Ir supratau, kad Rusija išvyšė ne prie ko. Visa problema yra žmonių psichikoje, žmonių psichiniai būsenoj. Jinai yra tragiška ir visi ieško kaltų. Kas kaltas, kad tu nespėjai pagal gyvenimą, bėgi, lieki ir atsilieki. Ir jeigu video netitinka tavo kriterijų, kad turėtum spjautytis ir tavasme kažkuo tai būti nepatenkintų, tu tokio video nežiūri. Tai reiškia, tu video, kur tu galėtum būti nepatenkintų gyvenimu. Nes kai parašai žuvytėm video apie blogą Rusiją, tada jie tyli. Bet tada reikia tie, kuriem Rusija gera. Sutikit, kad tai kažkaip nėra logiška. Valdžia pas mus šauni. Jis supranta, kad šitos, kaip jau vadinasi, halopus arba baudžiavininkus reikia išnaudoti, tai ir Lietuvos tauta, reikia iš jų viską vogti, bet pykti, taigi jie nenori ant savęs priimti. Jie labai šauniai. Pyktį nukreipia ant rusų. Svarbiausia ir tiem. Ir kam patinka valdžia Lietuvos, ir kam nepatinka valdžia, jie visi savo pyktį nukreipia link rusų. Malės mūsų valdžia šaunuoliai. Mėlėjai, jums patinka taip gyventi? Jeigu patinka, viskas tvarkoj, tu nuostabus, dėk tokį, žiūrėk toliau video, komentuok. O jeigu tu pagavai ant minties, kad tu irgi toks pat, bet nori kažką pakeisti, gal reikia pradėti dirbti su savo psichika, su savo gyvenimu. Nežinai, kaip tai padaryti. Pas mane projektas. Nori pildosi. Tai yra tokia nuostabi technika. Meilė savo. Mes nei vienas nežinom, kas yra meilė. Nors ir kaip galim vaizduoti mylinčius kažką tai mylėti, bet jeigu tu savęs nemyli, iš kur tu žinai, kas yra meilė. Taip pat, jeigu norim kažkiek tai tapti adekvatesnis ir susitvarkyti savo gyvenimą, tau tiesiai į norai pildosi, pradėk nuo meilės savo. Bet kokiu atveju jūs visi esat nuostabus. Pykstat ant gyvenimo, ant rusų ar ant Lietuvos valdžios ar ne, žiūrit šitą video ar nežiūrit, jūs visi esat nuostabus.